Trumpos istorijos, kaip baimė sukausto mus nuo gyvenimo, apie kurį svajojame. Trečia dalis. Pastebėjau, jog tema apie baimės, kurios sustabdo mūsų galimybės, laukia daugiau jūsų reakcijų negu įprastai. Taigi nusprendžiau padaryti daugiau tokių video pavyzdžių. Štai jie. Prieš keliarius metus turėjau idėją sukurti savo elektroninę parduotuvę. Buvau tiesiog prisipildęs entuzijazmą. Kol pradėjau galvoti, o kas jeigu man nepasiseks? O jeigu niekas nepirks to, ką pardavinėsiu? O jeigu patirsiu nuostolį? Ką apie mane pagalvos mano artimieji? O jeigu man nepasiseks? Ir vietoj to, kad pabandyčiau, aš išsigandęs ir nusivylęs grįžau prie savo saugios vietos. Po metų pamačiau, kad tą pačią idėją jau yra įgyvendinęs kažkas tai kitas. Ir itin sėkmingai. Tai man suteikė dar daugiau nusivylimo savimi ir gyvenimu. Antras pavyzdys apie svajonių kelionę. Visada svajojau aplankyti Balį. Žiūrėdavau nuotraukas, skaitydavau komentarus, jausdavausi toksai įkvėptas, taip norėjau tenai apsilankyti. Bet vos pradėdavau galvoti apie realų bilietų pirkimą, mane apimdavo baimė ir negatyvios mintys. O kas jeigu aš susirgsiu? O kas jeigu pritrūksiu pinigų? O kas jeigu suduš lėktuvas? O kas jeigu aš iš tenai nebegrįšiu? Ir šią svajonę atidėdavau. Ir taip metai iš metų, jausdamas nusivylimą, šią svajonę atidėdavau kažkada dieną. Tai buvo dvi istorijos, kaip baimė sustabdo mus nuo mūsų norų ir mūsų svajonių. Jei tau ši tema aktuali ir svarbi, komentuok po šio video noriu. Tai padarysiu daugiau praktinių video, kaip gali pradėti dirbti su savo baimėmis, kaip gali jas paleisti su lengvumu ir po truputėlį tau priimtinu greičiu judėti link savo norų.